Viena senelė ėjo avių ganyti. Eidama sutiko akmenį. Kur eini? Klausė jos akmuo. Avių ganyti, atsako senelė. Eina va abudu, tarė akmuo. Eina va, ir nuėjo. Senelė kabakšt, kabakšt, akmuo kabaldakšt ir eina. Pamatė kibirkštį. Kur einate? Klausia toji. Avių ganyti. Eina va kartu. Gerai, eina va. Senelė kabakšt, kabakšt, akmuo kabaldakšt, kabaldakšt, kibirkštis pasprigt, pasprigt, atranda vėžį. Kur einate? Klausia tas. Avių ganyti, eina va kartu. Gerai, eina va. Pasėmė ir vėžį drauge. Senelė kabakšt, kabakšt, akmuo kabaldakšt, kabaldakšt, kibirkštis pasprigt, pasprigt, vėžys repež, repež, atranda lepšę. Kur einate? Klausia toji. Avių ganyti. Priimkite ir mane kartu. Gerai, eina va visi kartu. Eina senė kabakšt, kabakšt, akmuo kabaldakšt, kabaldakšt, kibirkštis pasprigt, pasprigt, vėžys repež, repež, lepšė telekšt, telekšt. Taip ir nuėjo visi prie avių kaimenės laukuose. Ten buvo avių pastogė avims nakvoti ir trobelė piemeniui. Senelė atsigulė lovon, akmuo užsirito ant stogo, lepšė išsitęsė po slenksčiu, vėžys užsirėplino ant suolo, o kibirkštis iššoko į židinį prie anglių. Naktį atėjo vagis vogti avių. Pirmiausia, jis norėjo užsižiebti žiburį ir ėmė pūsti kibirkštį. Kibirkštis paliesta puolė ant rankos ir nudegino ją. Vagis nusigandęs šoko atgal ir atsisėdo ant suolo. Ten gulėjo vėžys ir jam taip skaudžiai sužnybo, kad jis persigandęs šoko laukan per slenkstį. Čia paslydo ant lepšės ir nugriuvo. Akmuo kaip krito nuo stogo ir vagį labai skaudžiai trenkė. Taip vagis ir nepavogė avių.